Nesąmonė, ble. Šventėm. Tai va, šiandien toks trumpas video. Noriu papasakoti, kokie darbai laukia. Va, su broliu nusprendėm, kad vietoj šitos turbo dėsim biturbo. Tai turbina stovės nuo 3.5 E90. Aišku, purkštukai bus nuo John Deere'aus, laidesnį, našesnį. Įsiurbimą irgi darysim, mes virinsimės didesnį. Šiaip ir jeigu tepaliuką nusipausim, čia plus 20 arklių iškart kaip minimum. Darysim, aišku, pilną tiesų išmetimą. Ir šiaip planuosi atsukti kažkur 600 arklio. Traktorius neblogas, biški lavonas, bet svarbu užsiveda, važiuoja. Su tiltu bus keičiamas į balkinį. Pakeisim svorius, bus kažkur apie toną, kad dirželius dėsim sportinius, kad greičiau aušintų. Aišku, variklio vidurėje bus kaldiena, viniojas traktorius su 600 arklio. Aišku, reikės padangų platesnių, jau dėsim kokį 495 ant galo, kad būtų daugiau sukibimo ir kad tešlas į viršų skraidytų. Kuo daugiau tešlų, kuo daugiau veikti. Ar dėsim sportinės greitas jungtis, kad būtų kuo greičiau sportiškiau jas atsijungti. Aišku, reikės pradėti galvoti apie lankus, nes su tiek galios, globosim, įsidėsim lankus, bus naujas traktorius. Dar svarbiausia, ką reikėtų padaryti, tai pirmiausia, aš manau, reikėtų susitvarkyti lempas, nes nešviečia nei viena. Va, toks trumpas review, kokie planai garaže. Tai žiūrėkit, laukit ir stay tuned. Ačiū.